Ir kaip jums atrodė tie rusai, nebijojo, Tai ne rusiškai, tik lietuvis dar mokytojas buvo. Aha. Bet rusiškai turėjom skaityti, ką nesupratom, ką jis sakydavo, tai jis labai geras mokytojas buvo, tai jis paversdavo. Tai tą vieną metą, paskui kitą metą neišmokom nieko. Paskui kitą metą, vadinasi, jau buvo, vadinasi, tai pramokau kiek skaityti, jau rašyti. Ir trečią metą davė šitos lietuviškos, katalikiškos istorijos, gal knygas tokias. Ten tų knygų mokino, vadinasi, 1 valandą lietuviškai. O tai lietuviškai mokino? Ne, 1 valandą. O pas jis klebonas buvo labai lietuviškas, ar? Buvo jis lietuviškas, ale klebonai jau lenkiškai šnekėjo. Tai jis buvo sulenkėjęs šiek tiek, ar? Tai jis buvo šiek tiek sulenkėjęs. Aha. Ir vargonikas lenkiškai Tai šnekėjo. pamokslus, ar reiškia lenkiškai sakydavo? Tik pasakydavo, atvažiuodavo dvarponiai. Tai tiem pasakydavo lenkišką ir tie išeidavo iš bažnyčios. Aha. O paskui lietuviškas. O Buvo paskui 3 lietuviškas. kunigai. Mhm. Kunigai buvo tie lietuviški daugiau.